dalies ir daugiau praktinės ir net politinės temos. Iš pradžių galvojau kalbėti visai kitą temą, ką paprastai ir kalbu, žodžiu, kai šnekame arba apie Renesanso magiją, arba apie Tarą, o pastaruoju laiku dar ir apie Kastanedos įvairiausias knygas ir ryšim su šamanizmu. Ir šiandien Kastanedą dar taip pat minėsiu, nors aišku, kad tarp šamanistų vargiai ir jis pats populiariausias autorius, kai taip pat yra apie šamanizmą Andrius Tritomi parašysi, bet irgi nesakyčiau, kad pati populiariausia, bet šioje vietoje reikėtų mums atskirti žmonės, kurie rašo iš vidaus, sakykime, bando patirti šamanizmą, tas pats Kastaneda arba Andrius, ir tie, kurie rašo iš išorės, pavyzdžiui, kaip Mirčia Eliadė. Ir vadinasi, tas išorinis matymas, kabutėse mokslinis ir vidinis, ganėtinai skiriasi. Iš tų, kadangi kalbėsime apie Sibiro šamanizmą ir tai ne apie visą, tai čia šitoje vietoje be abejonės geriau remtis ne manimi, o Donatu Brandišausku, kuris važinėjo į Sibirą ir kalbėjosi su šamanais. Ir man su Donatu teko daug metų bendrauti, todėl truputį ir su jo tekstais esu susipažinęs ir su jo tyrimais ir klausęsis jo pranešimų, tai jie kažkokia prasme, bent minimaliai man taip pat padės, kalbant apie šamano Gabiševo atvejį. Šitas atvejis šamano Gabiševo, ko gero, yra pats garsiausias visame pasaulyje ir aš palyginčiau jį, kad šiandien, jei pasižiūrėtumėme YouTube indeksus, ne mokslinius šie indeksus, bet ne apie mokslą ir kalbu, tai pažiūrėtumėme YouTube'inius indeksus, tai, pavyzdžiui, Kastanedos mokytojas šamanas Don Juanas ir Jakutas Gabiševas pagal populiarumą jau yra lygintini atvejai. Kaip čia taip greitai atsitiko, kad Gabiševas sulaukė tokio gausaus pasekėjų skaičius. Ir, taigi šitoje vietoje aš pabandysiu pasidalinti dar ir skaidrėmis ir tiesą sakant, nelabai turbūt jos, tikiuosi, kad kažin ar nelabai matau, kad jos juda. Ar juda? Tai gali pasakyti man, persiverti? Žinokit, tamsus ekranas, tiesiog nieko nematom. Aha. Jo, matau, kad čia man kažkas mirga ir niekaip neįsikelia normaliai ir tuo aš jį pamėginti nedalintis skaidrėm, o dalintis ekranu. Aš ekranu ir dalinuosi ir nuo to man nei kiek negeriau. Prieš tai dalinomėms buvo kažkas tai pakenčiama ir čia matyt mano kompiuteris kaip nors triukšmauja. Ar dabar ir toliau juodas ekranas? Dabar matom skaidrės, tą, ką prieš tai matėm. O dabar kitą skaidrę toj perversiu, ar persivertė? Aha, viskas gerai. Tai tvarkoje. Tai gerai, ir pakalbėsime truputį apie karį šamaną. Jūs matote čia Aleksandrą Gabiševą, dabar jis yra jakutas. Jakutija, kad suprastumėte, yra į šiaurę nuo Baikalo Amūro, šiaurės rytus nuo Baikalo ežero. Mums tai svarbu įsivaizduoti, kur tai yra, ir apskritai toje teritorijoje yra paplitęs taip vadinamas ir šamanizmas, tai tarp jakutų, buriatų ir taip pat budizmas, pavyzdžiui, tarp kalmaikų. Ir juos taip pat sieja ir kai kurie tantristiniai tekstai. Dabar šamanizmas, vėlgi jų, kadangi yra daugybė rūšių, tai taip vadinamas Jakutijoje paplitęs ir Gabiševas kaip tik išpažįsta vadinamą tengri šamanizmą. Tengri, kitur dar sako tengeri šamanizmas. Tengri arba tengeri šamanizmas tai yra tikėjimas į 99 dangus. Ir tengeri tai yra aukščiausia dievybė, arba jeigu norite sąmonė, ir atitinkamai dangus arba pasauliai, yra 99 pasauliai,
kuriais galima keliauti. Tarp Tengeri ir žmogaus egzistuoja visa aibė tarpinių būtybių. Dažniausiai tai įvairios tautelės skirtingais vardais vaidina, tai gali būti hatai arba sabdinkai, bet aš toliau vadinsiu tarpinėmis būtybėmis, kurias kažkada senovės graikai dar galėjo vadinti daimonais arba genijais, ir su kuriais jau gali bendrauti žmogus. Ir šamanizmas, kaip ir bet kuris šamanizmas, turi savo funkcijas ir dažniausiai Sibiro šamanizmas, jis yra susijęs arba su ritualinėmis funkcijomis, vedybos, mirtis, labai panašiai kaip kunigai, ką nors veikia, arba tai yra su išventinimu į ką nors medžioklės, sakykime, arba gydomasis, vadinamasis Amerikoje tas medical man, medicinos arba sveikatos žmogus žiniuonis, tas, kuris renka žoleles ir kuris gydo ir kuris vykdo tam tikrus ritualus. Čia tik reikia pastebėti, kad šamanistinis gydymas esmiškai skiriasi nuo medicininio, ne tik todėl, kad žolelėmis, bet nebūtinai žolelės, tai gali būti ir įvairūs kūno organai, naudojami gydymo tikslais, bet ir tai, kad gydymas vykdomas ritualo būdu. Tai vadinasi, ligoninėje paprastai niekas nemuša būgnų, nešoka ir nedegina laužų ir, žodžiu, negėda giesmių tuo metu. Ir čia yra ligoninė, žinoma, dabartinė yra be galo atsilikusi nuo šamanistinio lygio. Mūsų ligoninėms kaip iki mėnulio, iki šamanizmo. Tai čia yra šamanizmo pliusas, o minusas tai žinoma tai, ką mes pavadintumėm, kad tai nemoksliškai yra. Ir dažniausiai niekas, taip vadinamojų, kario keliu neužsiema, ir jei pažiūrėsite šamanistinę literatūrą, tai kario keliui skiriama labai mažai dėmesio. Tarkime, iš 13 tomų Kastanedos gal tik tai keliose tomuose ir po truputį yra rašoma apie kario kelią, tuo metu, kai jis kalba apie jėgą. Don Juanas kalba apie jėgą. Kitur štai šito kario kelio nėra ir tai tas kelio karys dažniausiai painiojamas su medžiotojo darbeto keliu, todėl šamanizmas menkai yra susijęs su mūsų literatūroje, su kariais. O štai, tačiau kai skaitome apie Šiaurės Amerikos indėnus ir jų kovas, su britais, ir su olandais, ir su prancūzais, pavyzdžiui, Henrio Morgano knygoje apie irokėzų lygą, tai tenai susimenama apie šamanizmą, ir kuris yra būtent kario šamanizmas. Reikia suprasti, kad praktikoje tas kario šamanizmas buvo plačiai taikomas, bet nėra labai plačiai aprašytas arba menkiau aprašytas. Ir todėl šamano Aleksandro Gabišavo atveju mums nėra lengva suprasti, kaip jis atsirado ir kodėl jis taip daro. Šiaip Tengeri šamanizmas, panašiai kaip ir lamų tantrizmas, siekia sulieti, pagrindinis tikslas yra sulieti mikrokosmą su makrokosmu arba vidinį žmogaus sielos gyvenimą su gamtos gyvenimą, būtent gamta čia yra kaip pagrindinė savoka. Ir keičiant kažką savyje, ritualų dėka galima keisti ir gamtoje. Ne gamtą, pabrėžiu, keisti, o būtent save keisti tam, kad pasikeistų gamta. Tai atitinkamai šamanas būrė ne tam, kad vanduo išsivalytų, bet kad išsivalytų pats šamanas ir jį supantys žmonės, tikintis, kad šitai besielgiant pamažu valysis ir vanduo. Atitinkamai yra, jau čia pagal Gabišavas sako, atitinkamai iš čia seka ir du tokie gyvenimo arba dvi jėgos, kurios valdo mūsų likimą. Viena jėga tai gamta, kuri valdo likimą, tai gamta galų gale Tengeri, aukščiausia dievybė,
valdo, ir antra, tai valdo patys žmonės. Valdo patys žmonės. Ir žmonės yra vieni paprasti žmonės, dirbantys, žodžiu, per daug nesusigalvojantis, ir jie nėra šamanai, jie nėra dvasios saugotojai arba dvasios veikėjai. Kiti yra jau dvasios saugotojai, bet tarp jų yra taip pat demonų apsėstieji. Kadangi šamanizmas tiki tuo, kad yra daug tarpinių, kaip jau minėjau, būtybių tarp aukščiausios dievybės Tengeri arba gamtos ir žmogaus, tai tos dievybės, demonai ir genijai gali apsėsti įvairius žmonės ir siekti savo tikslų. Atitinkamai ir šamanai vykdo vadinamasis egzorcistinės praktikas, demonų išvarimo. Demonai apsėda ir įvairius žmonės ir juos, sakykime, tuos demonus reikia išvaryti. Tos egzorcistinės praktikos būtų panašios truputį ir į katalikiškas ar stačiatikiškas šėtono išvarimo praktikas. Tik pats ritualas skiriasi, žinoma, ir giesmės skiriasi. Taip pat Jakutijoje ir ne tik Jakutijoje, Sibirėje yra paplitusi taip vadinama dvitikystė, kada vienu metu puoselėjami du tikėjimai, ir čia visada yra loginė mįslė, kaip tai yra įmanoma, bet ir Jakutijoje, ir Buriatijoje yra paplitę stačiatikiai šamanai. Vadinasi, jie yra ir stačiatikiai, ir šamanai vienu metu. Mums tai yra labai svarbu pažymėti, turint omeny, kad šiandien kai kurie stačiatikiai Sibirė mano, kad Aleksandras Gabuševas yra šventasis ir net tapo jo ikonas. Ir tada visada kyla ironija, kaip čia gali būti šamanas ikonoje pavaizduotas, kas čia per nesąmonė. Bet kadangi yra dvitikystė, tai šita dvitikystė paaiškina. Dvitikystė sako, kad nėra didelio prieštaravimo tarp Tengeri šamanizmo ir stačiatikybės. Galbūt tai politiniais tikslais daroma, galbūt dėl įvairių nesusipratimų. Dabar truputį apie istoriją ir apskritai, ką jau galite mano minėto Donato Brandišausko straipsniuose paskaityti ir apskritai kitų straipsniuose, kurie tyrinėja posovietinį šamanizmą. Tai sovietiniu laikotarpiu šamanai beveik išnyko. Na, jie galbūt išliko ten tarp elnių ganytojų kažkur tai toli, teigiama, kad jie ne visai išnyko, bet oficialiai bent jau buvo kalbama, kad šamanų neliko. Ir jau žlugus Sovietų sąjungoje pradėjo atsirasti vadinamieji naujieji šamanai. Ir čia buvo tokia problema, ar tie šamanai tęsia buvusią tradiciją, ar jie yra tokie, sakykime, naujai atsivertusiai. Šitoje vietoje yra tokia tam tikra problema, bet etnologai, etnografai, kurie tyrinėja Sibiro šamanizmo, naujojo Sibiro šamanizmo atvejus, pastebi, kad dauguma šamanų yra atsivertėliai, tai yra, vadinasi, jie anksčiau jautė, mąstė, galvojo kažką tai kitą, bet iš kalbos ar iš kažkur mums nežinoma būdu atkeliavusios tradicijos jie įsitraukė iš šitą šamanizmą. Galų gale ta Tengeri šamanų bendruomenė yra gana vieninga, kaip vėliau parodysiu, ir vieni apie kitus svarsto, ir nėra taip, kad Gabuševas būtų buvęs nepripažintas šamanas. Jis buvo pripažintas šamanas, ta prasme, šamanų bendruomenė kelių tenais Sibiro tautų pripažino jį kaip šamaną, ir čia matysime taip pat bus dėl to problemų. Šiaip dabar apie Gabuševą, ir vėl reikia atkreipti dėmesį jo pavardę, kurie anaiptol ne jakutiškai skamba, bet jeigu pasižiūrėsite į tų Sibiro mažųjų tautų istoriją, tai dauguma dėl įvaikintų vaikų, kadangi ten seneliai, proseneliai, seneliai buvo įvaikinti ir išvežti vaikų namus, o aš tokiu atveju esu pats matęs ir kalbėjęs apie juos dešimtis Komi Respublikoje ir ypatingai su Niencais,
Tai čia yra įprastinė tokia praktika, labai plačiai paplitusi, kuri buvo ir patys mažų tautų atstovai, jie norėjo, kad vaikai turėtų rusiškas ar kokias panašias pavardės tam, kad galėtų siekti geriau mokslų ir kitų dalykų. Gabuševo biografija nieko nėra ypatinga, bet svarbus du momentai, kaip vėliau pamatysim. Pirmiausia, jis tarnavo sovietinėje kariuomenėje 2 metus, tai mums bus svarbu. Ir vėliau jis baigė Jakutijos universitetą istorijos specialybę, 5 metus mokėsi. Kaip liudija jau ten viešai skelbiama jo biografija, kad vėliau jis nedirbo pagal istoriko darbą, o įsidarbino kažkodėl kiemsargiu, po to suvirintoju, o šiaip dar mokėsi iš visokiausių aplinkinių žolininkų, būtent būti tuo šamanu, gydančiu šamanu, kuris užsiema gydymo praktikomis. Turėjo šeimą, vaikus, bet paskui atsitiko tokia nelaimė, kad mirė jo žmona ir jis kaip šamanas labai stengiasi, kad jie nemirtų, buvo įsitraukęs į visokiausius ritualus, bet jie vis tiek numirė ir jis, Gabuševas, save labai kaltino kaip silpną šamaną, kuris nesugebėjo ištraukti žmonos iš ligos pančių. Ir po to 2018 metais, dar prieš 2018 metus, jis, būdamas gamtoje medituodamas, pajuto pašaukimą, kad jis turėtų užsiimti egzorcistinėmis praktikomis. Egzorcistinėmis praktikomis tai yra kovoti su demonais. Šamanas, kuris kovoja su demonais, gali būti jau laikomas tuo, kad pasirenka šamano kario kelią. Šamanas karys yra tas, kuris kariauja su demonais. Šamanas karys nekariauja su žmonėmis, nedaužo žmonių su ietimis, nevaiko jų tenai su kardais, nejoja ant žirgo tenais kaip koks mongolų kariuomenės karys. Jo reikalas yra kovoti su demonais. Demonas apsėda žmogų, bet demonas gali per labai stiprų lyderį apsiveikti ištisas grupės žmonių ir tapti pavojingus. Kaip Gabuševo mąstysena? Žmogus, aplink kurį kyla kataklizmai, gamtos kataklizmai, yra demonas. Tai vadinasi, reikia sekti, kaip žmogus juda, kaip jis gyvena ir kaip elgiasi. Ir jeigu jūs einate prie šulinio ir prie to šulinio, prie kurio lankotės ir šitame šulinėje sugenda vanduo, tai vadinasi, ko gero, jūs esate demono apsėstas. Arba pavyzdžiui, jeigu paukščiai gaišta aplink jūsų namus, jūs esate demono apsėstas. Ir čia atsitiko toks labai įdomus dalykas, kad iki 2018 metų imtinai Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, labai daug važinėjo po Sibirą ir dairėsi Sibiro apylinkės ir jam išvažiuodavus, paradoksalu ar neparadoksalu, tačiau prasidėdavo ten įvairūs gaisrai. Prasidėjo įvairūs gaisrai ar, sakykime, buvo iškertami medžiai arba priešingai ten, kur naftas atidarydavo bendrovės ir su Putino vardu ten naftai įsiliedavo, užteršdavo tundrą ir, žodžiu, atsitikdavo šitie kataklizmai. Gabuševas stebėjo Putiną ir nusprendė, kad štai šitas veikėjas, Putinas, neabejotinai yra apsėstas demono. Ir pradėjo specialiai stebėti Putiną ir galų gale jau prieš 2019 metus jis nusprendė tokį dalyką. Atėjo prie tokio sprendimo po savo analizės, kad Putinas ir yra demonas. Jis yra arba apsėstas demonų žmogus, arba tiesiog įsikūnijęs demonas. Problema yra tokia, kad demonos, Gabuševas sako, negalima įveikti politinėmis priemonėmis. Negalima jo įtikinti, kad jisai, žodžiu, patikėtų
kitų asmenų žodžiais, negalima jam jo kviesti sąžinės, nes jis neturi sąžinės, negalima prašyti, kad jis nemeluotų, nes jis nežino, kas yra, neskiria tiesos ir melo. Tai yra tipiškas demono elgesys. Kuo daugiau Gabašavas žiūrėjo, tuo labiau buvo tikras, kad tai yra 100% demonas. Žmonės taip nesielgia. Tik demonai taip gali elgtis. Demono pagal apibrėžimą tengerį šamanizmo negalima nugalėti įprastiniu būdu. Tai yra, jis negali būti perrinktas, kažkuris kitas politinis lyderis negali jo įveikti. Jis tuo metu kalbėjo, sako, joks Donaldas Trumpas jo negalėtų, tuo metu Trumpas buvo valdžioj, negalėtų jo įveikti, todėl kad jie galvoja visi, kad Putinas yra žmogus, o Putinas nėra žmogus. Todėl žmogus jo negali įveikti. Putiną arba demoną gali įveikti tik tai šamanas. Tik šamanas ir vadinasi, jis turi atlikti tam tikras apeigas, kurių dėka Putiną įveikti. 2019 metais pavasarį, apie kovo mėnesį, jis nusprendė padaryti tokią žygį iš Jakutijos iki Maskvos ir tikėjosi pradėjęs 19 metais eiti pėsčiomis. Iki 21 metų vasaros per 2 metus tikėjosi nueiti pėsčiomis į Maskvą, pasiėmė karutį. Aš tikiuosi, matote, ar ne? Adai, ar matote karutį tą jo? Matosi. Tai gerai, tada tikėsiu. Štai pasiėma jis karutį, dar kitas, ir įžygiuoja į Maskvą. Ką jis vežasi šitame savo ant šitų ratelių? Jis vežasi, čia ne jokios nei ietis, čia yra vigvamui arba, jeigu norite, palapiniai pasistatyti skirtos kartys ir tentas. Ir truputį maistas. Viskas, nieko jis daugiau neturi, kaip matote, išsiruošė į kelionę. Ir žygiavo. Kada pradėjo jis žygiuoti šitoje kelionėje, kaip atmenate tie, kurie sekėte, pradžioje jis nuėjo 300-400 kilometrų, iš viso niekas jį nekreipė dėmesio. Jis ėjo vadinamąją Sibiro magistrale, pagrindinę magistrale, ir niekas jį pravažiuojantis nekreipė dėmesį. Ilgainiui, kadangi tie furistai važiuoja pirmyn atgal, jie pastebėjo, kad kelintą kartą jie važiuoja, vis tas pats žmogeliukas eina tuo pačiu keliu. Todėl kai kurie iš nežinojimo ir nesugalvodami ką veikti, sustodavo paklausti jo, kurgi tu čia taip eini. Ir mačiau, prieš 3 dienas ėjai, ir prieš 6 dienas ėjai, ir prieš 16 dienų ėjai. Kurgi čia taip tu trauki, gal reikia pavežėti. Ne, sako, jis negalima manęs vežioti, turiu pėsčiomis nueiti. Kur eini? Į Maskvą. Tai tu išprotėjai, kad ne, sako, aš neišprotėjau. Tai ko tu eini? Einu išvaryti demono Putino iš Maskvos, iš Kremliaus. Na, žinoma, kad pradžioje visi juokėsi ir šaipėsi, kad žmogus išprotėjo, psichiškai yra nesveikas. Ir nekreipė dėmesio. Po kurio laiko, kaip jau sakau, kai jis ėjo jau panašiai, įpusėjo ten 400 ar 500 kilometrų nuėjęs pėsčiomis su šituo savo vežimėliu, su juo pradėjo vis daugiau šnekėti žmonių, kad jis paaiškintų, kodėlgi Putinas yra demonas. Na ir jis panašiai aiškindavo, kaip jums aiškina. Jis sako, pasižiūrėkite, kur jis atvažiuoja gamtoje, tenais vanduo sugesta, paskesta, šitas įsilieja nafta, dega tundra, miršta žvėris, paukščius jis kankina. Žodžiu, viskas aplink gamtai griūna, sako, taigi negi nematote, negi jūs visi akli, nematote, kad čia yra demonas. Tik demonas gali šitaip elgtis. Aišku, kad į tokius jo argumentus nelabai kas kreipė dėmesį. Ir jo klausdavo, kokiu būdu tu tenais nukausi Putiną. Ir pradžioj man taip pat pasirodė, kadangi aš jį siekiau nuo pirmųjų, sakykime, žingsnių, kuriuos jis pradėjo daryti. Aš jau 2018 metais dar iki jo žygio girdėjau apie Gabušavą iš kitų šaltinių. Ir tai todėl siekiau kiekvieną dieną, ką jis veikia ir ką jis šneka. Ištisus keletą mėnesių. Ir,
pradžioje jis juokavo, kad jis su ietimi jį nugalės ir aš galvoju, nu ką čia dabar su medinė ietimi, kaip Don Kichotas užpuls, žodžiu, tai atrodė kaip Don Kichotas. Vėliau pasirodė ir tos medinės ieties jis neturėjo, jokios ieties neturėjo, todėl kad demono nenugalėsi su jokia ietimi, visa tai yra absurdas, žinoma, turėjo atlikti tam tikras specialias apeigas, jis turėjo pasiėmęs su savimi tik tai paprastą odinį šamano būgną. Dabar aš šitoje vietoje noriu atkreipti dėmesį, kaip atrodo Gabišavas savo kelionėje. Tai tuo metu, jeigu jūs įvesite ir paieškosite įvairių šamanų fotografijų ir Sibiro šamanų, tai aptiksite, kokiom tik plunksnom jie ten neapsikaišioja, kokiom tik tai gražiom spalvotom juostelėm neapsirišę, kokie gražus jų yra būgnai, kaip jie šoka gražiai, ekstatiškai muša ir žodžiu, štai mums atrodo tokie šamanai. Tai aš pasakyčiau, tai čia panašiai kaip Šiaurės Amerikos indėnai, grojantis kur nors Paryžiuje, Londone tenais ar Prahoje, apsikaišę visokiom plunksnom, tai tokie komercinės nuotraukos, komerciniai performansai, kur tie kabutėse šamanai save pardavinėja. Iš to, ką aš pats mačiau ir tą, ką fotografavo Brandišauskas, normalų šamanai atrodo taip, kaip Gabišavas. Nieko jie neypatingi. Dažniausiai apsirengia senom striukėm, senais batais, neturi nei plunksnų, būgnas yra pats paprasčiausias, ten tai irgi yra paprasčiausiai, jokių ten ypatingų piešinių ir skarelių ir ten visokių kitokių spalvotų juostelių aplink jų nerasi nei vienos, žodžiu, mus tai labai nuviltų, nes tie šamanai atrodytų labai nepanašus į šamanus. Ir, žodžiu, taigi jis toliau keliauja ir pasakoja. Laipsniškai, kaip nekeista, prie jo pradėjo prieiti žmonės ir pirmas priejo, vėliau gal aš rasiu nuotrauką, toks veikėjas, irgi nežinia, kuo užsiimantis ten Sibire, šviesiais plaukais, jis Gabišavas jį pavadino angelu, baltu angelu, ir kuris prisitrynė iš pradžių, Gabišavas bandė jį vyti lauk, gal kaip vagį arba sukčių, bet po to tas, kadangi neatstojo ir nakvodavo kur nors netoliesi, tai leido eiti jam kartu. Pamažu susirinko grupė, pamažu vis didėjo grupė. Ir čia jūs matote, pamažu pradėjo rinktis labai keistos personos. Čia sėdi šamanas Gabišavas su seneliu Šalčiu. Tai šitas diedas, paprastai Čitoje ar kažkuriame tai kitame mieste pagrindinė jo veikla buvo tai, kad jis per naujuosius metus ten visą tą laikotarpį naujametinį vieną mėnesį dirbdavo seneliu Šalčiu, o po to kaip nors įsiversdavo. Ir, žodžiu, tai todėl jis visur buvo Diedmaros. Tai vienas iš tų prie šamano, kuris eina išvyti demono Putino iš Kremliaus, prisidėjo pirmiausia senelis Šaltis, Diedmaros, ir su kuriuo jie ten svarstė apie blogį, kurį neša Putinas visatoje. Pamažu didėjo grupė ir tada atsirado, matote, veikėjas eina juodais akiniais šalia Gabišavo, kuris, matote, Gabišavas šiaip yra mažiukas, jis yra toks mažas, kietas, įniršęs jakutas, sakyčiau. Ir šalia jo pradėjo rinktis vis daugiau keistų žmonių, tai tas juodais akiniais jis turėjo pravardę Varnas, Voran, vadinasi. Tai tokia kaupėsi, kaip aš vadinau, keista pasakų grupė. Senelis Šaltis, žodžiu, su kariu šamanu, su Varnu ir dar ten keletą raganų vietinių prisijungė. Viena iš jų tenais, matote, toliau eina, kuri ten vietos žiniuonė burtininkė irgi. Jie žygioja kartu ir jų grupė vis didėjo ir jie slinko link Maskvos išvaryti demoną lauk. Čia dar viena nuotrauka irgi, kur jis eina šalia Varno. Įdomu yra tai, kad Gabišavas laikė savo priedermę būtinai tempti vežimėlį ir jau nieko neduodavo šito vežimėlio tempti. Jo vargas yra jo vargas.
ir jis turi žygiuodamas sutelkti dvasią, nes reikalinga didelė dvasia baisiam demonui išvaryti. Laipsniškai jiems žygiuojant pradėjo rinktis įvairiuose miestuose mitingai. Ir čia matote, nežinau, kas jam padovanojo šitą Če Givaros maikutę, iš kur jie ištempė, jį tikrai buvo padovanota. Ir Gabiševas pradėjo sakyti Sibiro miestuose ir miesteliuose antiputiniškas kalbas, kad pasižiūrėkite, kaip šitas žmogus valdo. Ir jis sako, jo tada pasirodė tokia politinė idėja, kad jis sako, žmogus, kuris nori turėti visą valdžią, absoliučią valdžią savo rankose, irgi yra demonas. Tai yra, vadinasi, tam, kad kažkas būtų pavadintas demonu, reikia arba A, kad gamtoje viskas aplink jį mirtų, tai yra neštų nelaimę gamtoje, B, kad jis siektų autoritarinės valdžios, visuotinės valdžios, visus valdyti. Ir jis, Gabiševo, buvo tokia idėja, nežinau, kuris jie išskaitė, ar pats sugalvojo, kad valdžia negali viršyti demokratinių institucijų įgaliojimo, arba jis sakydavo tautos įgaliojimo. Vadinasi, negali būti taip, kad kas nors turėtų tokią valdžią, kurio iš jo negalėtų atimti tauta arba piliečiai. Vadinasi, tas svertų mechanizmas, jis naudoja žodį svertas, turėtų būtinai veikti. Viso Gabiševas nuėjo, iš viso jis nuėjo 3000 kilometrų ir gerokai jau už Baikalo ežero. Vieną naktį jo stovyklą atakavo spec daliniai iš Kremliaus atsiųsti, ginkluoti iki dantų, su malūnsparniu, žodžiu, nusileidę, užpuolė kaip patį didžiausią priešą, ko ne su automatais, žodžiu, tokie kosmonautai nusileidė visus, žodžiu, užlaužė visiems rankas ir senelį Šalčiui ir Varno ir visioms raganoms ir žiniuonėms. Ir tik vienas Gabiševas, nors ir pats mažiukas būdamas, dar švaistėsi lazda ir bandė pritrenkti vietinius omonininkus. Nieko jam ten nepasisekė, galų gale ir Gabiševas buvo suraitytas. Tada Gabiševas, žodžiu, jis trenkė ne vieną kartą šitiems omonininkams, policininkams su lazda. Tuo metu 2019 metais už, pavyzdžiui, omonininko arba policininko mušimą, ypač su lazda ir bandymą net užmušti, galėjai gauti iki 15 metų kalėjimo. Gabiševas gavo 500 rublių baudos. 500 rublių baudos, kad įsivaizduotumėm, kokie tais laikais galėjo būti 8 eurai baudos. Tai yra neįtikėtinai maža už visą jo veiklą bauda, jis buvo parvežtas nemokamai namo, sumokėjęs tik tai 8 eurus ir buvo liepta jam Jakutijoje iš savo medinio namo, jis ten turi tokį atskirą namelį su savo daržu, toks namas medinis, irgi neįspūdingas miške, šalia miško, tai kad jis nekrutėtų niekada iš tų savo namų. Ką jau čia jis nekrutės, kiek laiko pabuvęs, namuose parvežtas slapta, Gabiševas pabėgo ir vėl pėsčiomis išsirengė į Maskvą. Tai jį ten po kelių dienų aptiko, jau suėmė dar kartą ir tada pasodino jį į trumpam laikui kalėjimą. Kalėjime buvo nuspręsta atlikti tyrimus, ar jis psichiškai sveikas. Ir pirmą kartą atliekant tuos visus tyrimus, ar jis psichiškai sveikas, buvo nuspręsta, kad jis psichiškai visiškai sveikas, jis atsakinėjo visus klausimus, užpildė, viskas buvo gerai. Ir jį vėl paleido namo, kad jis niekur neišeitų. Namuose būdamas jis vėl pradėjo rengti savo pasakojimus, jau čia 2020 metais. Ir tada jis išsakė garsiai tokią pranašystę. Apie šitą pranašystę galite rasti labai daug dabar, ypač dabar kalbą. Jis pasakė tokį 20 metais tekstą, kad Putinas pradės karą, didelį karą, ir jei aš, sako, ar kitas šamanas nespėsim sunaikinti šito demono, demonas sunaikins jūs visus. Jis sako, jūs ką nesuprantate, jeigu gamta nugalės demoną, tai bus labai žiaurus kelias. Geriau, kad mes
nugalėtumėme jį patys. Bus visiems ramiau. Ir jis ten pranašavo baisų karą už kelių metų. Žinoma, ir vėl jo nesiklausė. Atitinkamai jo namus susirinko ir vėl šturmavo Jakutijos Omonas, vėl ten tuo metu jau buvo kovidas su gydytojais, kurie ten įlindė į šitos kovidinius apsiaustus ir omonininkai, koks 20 užpuolė ir užėmė jo namus ir patys jie filmavo tą medžiagą, todėl galite internete susirasti. Labai juokinga ir tada, žinoma, ir Navalnas ir kiti atkreipė dėmesį į šitą siaubingą šturmą. Ir po to jį pasodino į vieną psichiatrinę ligoninę, po to į kitą psichiatrinę ligoninę. Dabar jų psichiatrinių ligoninių istorijos, aš šito šamano istorijos psichiatrinių ligoninių nenagrinėsiu. Čia atskira būtų tema. Mums svarbu buvo kalbėti iki šito epizodo. Taip pat Gabušovo buvo klausinėjama ne vieną kartą, o kaip jis įsivaizdavo išvarysęs Putiną demoną Putiną iš žemės. Ką jis būtų Maskvoje daręs? Tai jo atsakymas yra labai paprastas. Sako, aš Raudonoje aikštėje būčiau surengęs egzorcizmo seansą. Tai reiškia, kad aš ten būčiau sukūręs didelį laužą, aš būčiau paėmęs kumaiso, būčiau paėmęs arklio žirgo karčių plaukų, ir kalbėdamas specialias maldas, pildamas kumaisą ir mesdamas šitos plaukus, būčiau pradėjęs mušti būgną ir giedoti demoną išvarimo giesmes, tol, sako, kol būtų šitas demonas išskridęs iš Kremliaus, sako. Kito varianto, sako, nėra. Jūs net neįsivaizduojate, jokie rinkimai nepadės, joks karas nepadės, jokie kiti, sako, politikai nepadės. Aš, sako, tik tai galiu aš jį arba kitas šamanas išvaryti, arba pati gamta jūs visus nugalės. Toks jo atsakymas. Keliaujant tiesa, reikia pasakyti, kaip kiti šamanai galvojo, ką kiti šamanai galvojo, tie, kurie už pinigus būrė, ką tik nori. Tai ypač Buriatijos šamanai pradžioje labai prašė Gabušovo, kad jisai nebeitų, nes tai gali supykdyti Maskvą, kad jisai nervuoja Putiną. Putinas pradės galvoti apie Tuvos ir Buriatijos šamanus labai blogai ir kad jie gali prarasti savo darbo vietas arba įgaliojimus, kad dabar santykiai tarp Kremliaus, Putino ir vietinių šamanų yra labai geri. Reikia pastebėti, kad Gabušovo kelionėje buvo filmuojamos įvairios laidos. Aš dabar jau čia nebandysiu dėl techninių sudėtingumų perjungti, bet jūs galite, yra ir CNN, ir BBC laida nufilmuota, nedidelės po 20 minučių, bet vis tiek labai garsios. Taip pat The Guardian rašė, žodžiu, visa pasaulio spauda atkreipė į dėmesį, ne tik tai rusakalbė spauda. Jis sulaukė labai daug pasaulio pasekėjų, įvairūs šamanai taip pat pradėjo su juo diskutuoti, ar tikrai jis teisus, ar galbūt nėra teisus. Ir žinoma, kad ir CNN, ir BBC jį rodė kaip tokį kazusą, keistumą, kaip keistą atvejį, kuris veikiau sukelia ironiją nei tikrumą. Apie Gabušovą taip pat surengė kelias laidas Sergejus Navalnas. Dar prieš pat Navalną pasodinant į kalėjimą įspėjo dar padaryti, prieš jį nunuodijant Navalną, padarė irgi dar vieną iš laidų apie Gabušovą, kur samprotavo tokį dalyką, kodėl Gabušovo nenušovė, kodėl su juo labai pakankamai švelniai elgėsi, nežiūrint to, kad pats Gabušovas ketino užmušti Putiną. Vadinasi, tikslas labai didelis, o bausmė be galo maža pradžiai ir bandė susigaudyti, kodėl yra. Ir atsakymas yra labai įdomus ir aš šitą atsakymą taip pat palaikau. Reikalas tas, kad Putinas nuo 1999 metų visada stengiasi būti toks pseudo dvasingas ir bendrauti su bažnyčiomis. Su kiekvienais metais jis vis labiau įsitraukė į įvairias bažnytinės apeigas. Jeigu jūs būtumėte sekę įrašus, tai kiekvieni metai jis vis daugiau važinėjo į stačiatikių šventasias vietas,
lankydavosi pas įvairius stačiatikių vienuolius, dalyvaudavo visokiose misterijose, po to vis labiau pradėjo taip pat bendrauti su islamo šventikais, nepriimdama žinoma islamo, bet rodydamas visokeriopą pagarbą jų ritualams, ir taip pat jį pradėjo Tuvos, Buretijos ir kiti Jakutijos šamanai kviestis taip pat, kai jis tuose regionuose lankydavosi, kad Putinas būtinai apsilankytų jų ritualuose. Ir įvairūs tų kraštų lyderiai visokeriopai rodė meilę ir Putinui ir pripažinimą, ir šitas Putinas mielai dalyvaudavo visokiuose panašiuose ritualuose. Panašiai iki 2014-2015 metų Putinas iš ties tapo labai toks New Age prasme religingas žmogus, įsitraukęs į daugybę mistinių, okultinių, šamanistinių apeigų, ir vienas iš jo patarėjų, dabar gynybos ministras Sergejus Šoigu, pats tuvietis, man atrodo, ir jis kaip tik irgi tiki šamanais ir kviesdavo atlikti įvairias šamanistinės apeigas prieš karą arba prieš kitus veiksmus. Prieš darant kitus veiksmus, ir yra legendos, aš jų negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, bet pakankamai plačiai išpasakotos legendos to paties Navalno arba istoriko Solovėjaus ir dar kai kurių autorių. Nesakau, kad tai yra negalėčiau kuo nors tai patvirtinti, kad Kremliaus aplinkoje vis daugiau buvo vykdoma įvairių apeigų ritualinių kultų. Ir šitoje ritualinių kultų sakralumo aplinkoje persekioti, nužudyti šamaną buvo laikoma labai pavojinga. Turint omeny, kad Gabaševas buvo pripažintas kaip šamanas, vis dėlto Kremliaus aplinkoje buvo nuspręsta, kad geriau šamano neliesti. Geriausias dalykas tai jį užtildyti ir, žodžiu, kaip nors ramiai kur nors jį pasodinti, kad jisai nebešnekėtų garsiai ir būtų niekam nebeprieinamas, bet jį įvertino kaip didelę grėsmę. Kad įrodyti, kad tai jis yra didelė grėsmė, tai reikia pasižiūrėti į tas didelės kuopas omonininkų, ginkluotų iki dantų, kurie ten jį vieną vargšą mažuliuką Jakutą, štai matote, pats mažiausias tarp ten vyrų, atakuodavo jį suimti, nors jis neturėjo jokių ginklų. Labai įdomu, kad po pasodinimo prasidėjo Sibire judėjimas už šamaną Gabaševą. Renkasi Čitoj, Buretijoje, Jakutijoje, Kalmikijoje, Tuvoje, renkasi žmonės į gatves ir bando išsakyti ir reikalauti, kad šamanas Gabaševas būtų išleistas. Įdomumas yra tas pabaigai, kad pradžioje visi žiūrėjome į šamaną ir aš kaip tokį keistą arba net beprotišką atvejį, kad tai toks atvejis, kuris, žodžiu, veikiau keistas nesusipratimas, vėliau kaip anekdotiškas senelių šalčių ir varnų ir šamanų iššūkis demonui Putinui. O po to vis labiau buvo pradedama galvoti, kad kažkokiu tai keistų būdu šitas šamanas į priekį nusako tiksliai tai, kas bus. Ta prasme, jo reakcija šamanistinė į Putiną supančią tikrovę ir Kremlių supančią tikrovę yra labai tiksli. Ta prasme, kad žodžiai, kuriuos mes girdime, galime manyti, kad bepročio, bet išvados, kurias jis pasako, visiškai atitinka mūsų supančią tikrovę ir kodėlgi taip galėtų būti. Dabar dar pabaigai vėl noriu pereiti truputį prie teorijos ir čia tik pagal Kastanedą. Kastaneda, rašydamas apie šamanus karius, čia neva Don Juanas yra kalbėjęs, jis kalbėjo, kad jiems turi būti būdingos keturios savybės arba jie turi įveikti 4 vartus. Pirmieji vartai yra baimės vartai. Ir Gabaševas savo tekstuose irgi kalba apie baimės vartus.
pirmieji vartai yra baimės vartai. Ir apskritai atsikratyti baimės negalima, to dalyko neįmanoma padaryti. Bet karys tai yra toks žmogus, kuris visados kiekvieną dieną turi įveikti baimę. Tai yra baimės įveikimas yra kaip ir tokia užduotis. Tu negali tapti šamanų kariu, jeigu bijai. Demonas visados atneša baimę. Tai pirmas dalykas, nuo ko prasideda demono valdžia, šiuo atveju Putino demono valdžia, nuo to, kad žmonės pradeda jo bijoti. Bet baimė yra bet kur. Baimė yra ir vilko, ir meškos, ir tai, kad tu sušalsi, ir kad nepavalgysi, ir kad tave durniu laikys, ir psichų laikys. Visa tai yra tos pačios baimės. Tai tu turi tiesiog išmokti įveikti baimės. Jeigu tu įveiki baimės, tada tu atsistoji prieš antruosius vartus. Antrieji vartai vadinasi žinojimo ir aiškumo vartai. Jeigu tau viskas aišku ir viską tu supranti, sako ir Gabuševas, ir Don Juanas, tai reiškia, kad tu niekam tikęs esi. Šamanas turi abejoti, bet jo abejonė ir turi būti tokia, kad ta abejonė visą laiką atveria tau naują žinojimą. Tai yra, niekada tu nežinai visko iki pabaigos, tu visą gyvenimą iki pat paskutinės akimirkos mokaisi, tu turi visus tuos dalykus pažinti. Kitaip tariant, tu negali pasakyti, kad esi visiškai skaidraus žinojimo, bet ir kita vertus turi siekti šito skaidraus žinojimo, taip pat tai vadinasi ir šamanistinis skaidrus žinojimas apie tai, kokie demonai mus supa arba kokie 99 dangus aplink mus yra. Tu turi vis aiškiau tai suprasti, nors turi abejoti savimi ir šita abejonė turi, pirmas abejonės žingsnis įveikti savo ego. Vadinasi, tą dalyką negali pasakyti, kad aš žinau, o kiti nežino. Turi pasakyti visada atrasti tokį dalyką, aš žinau ir visi kiti žino, nes tikslas yra susilieti su makrokosmosu, žmogui mikrokosmosui, susilieti su makrokosmosu ir žinios priklauso ne tau, tai ne tavo asmeninės žinios, tai yra mūsų visų žinios. Visi mes tai žinome, visi mes matome, kad Putinas yra demonas, bet tik karys turi drąsos jį nueiti nugalėti. Tretieji vartai yra vadinami jėgos vartai. Tai yra, šamanas gali pagalvoti, kad jis turi pakankamai jėgos nugalėti demoną Putiną. Tai yra labai didelė klaida. Visados reikia ieškoti gudrumo ir abejoti, ar tu tikrai sugebėsi įveikti demoną ir todėl pagal galimybę surinkti kitų žmonių jėgas. Todėl Gabuševas sakė, jam buvo sakoma, sėsk į automobilį, nuvešim į Maskvą. Taigi duosim pinigų, nuskris, ko tu čia dabar žygiuosi ten 5000 kilometrų, ar 6000 kilometrų. Kur tu čia dabar tiek taip toli žygiuosi? Sėdam į lėktuvą ir jam buvo siūlomi pinigai ir nupirkti bilietus ir taip pat nuskraidyti per porą valandų. Nesako, jeigu aš nuskrisiu, nesurinksiu jėgos. Aš turiu eiti pėsčiomis, nes tokiu būdu aš surenku jėgą. Ir neturiu tos pakankamos jėgos ir tas abejojimas dėl jėgos. Tu viena vertus turi nugalėti drąsą, tu turi abejoti savo žinojimu ir įgalinti savo žinojimą ir pagaliau kaupti jėgą. Apie tai, kad šamanai turi kaupti jėgą ir suprasti jėgos kaupimą, apie tai kalba daug kas. Ir Castaneda, ir Lynn Andrews, ir kiti šamanai. Ir galiausiai ketvirtieji vartai yra amžiaus arba senatvės, arba, jeigu norite, sveikatos vartai. Tai toks dalykas, kurio jūs negalite, kaip Gabuševas irgi sako, negalite jūs jo ignoruoti. Yra sveikata, yra tavo amžius, bet tu turi kontroliuoti. Ir tada jis taip pat sako tokį dalyką, negali pasakyti ir nei savo, nei kitam, kad tu senas esi. Tu turi savo visada sakyti, kad tu esi tvirtas ir stiprus padaryti tai, ką tu turi. Ta prasme, kad jei tik tu pasakysi, kad aš silpnas arba man skauda kojos nuėjus 3000 kilometrų arba batai trina, tai viskas. Tu jau pralaimėjai.
Tai reiškia, tu viena vertus turi suprasti savo silpnumą. Aišku, tu esi ne jaunas ir ne sportininkas, bet ir protingai įvertinti, kiek tau valgyti ir kiek tau miegoti. Negali iš savęs vaizduoti galiūno, plaukiko arba bėgiko. Bet kita vertus, sakymas savo, kad bent kiek nusileidimas savo, kad esu silpnas ir to dalyko nepadarysi, tai reiškia, kad tu jau nesi karys. Ir štai tokiu būdu Gabaševas keliauja į išvaryti Putino demoną.